banger. Sveiki, su jumis sveikins Ryškė, čia RR studija, čia mano naujas sezonas, o tai yra antras sezonas ir ko gero pirmoji laidelė ir ne paskutinė šiais metais. Šiandien gaminsime net nežinau ką, nuspręsime čia, dabar ir vietoj. Ir šiandien receptas bus, palaukite, į Facebooką nueinam ir random būdu. Nekreipkite dėmesį, kad mano ausai limpa, jie yra firminiai. Ir šiandien gaminsime vaflius! Žinot ką? Daug nešnekėsiu, o einam geriau gaminti. Šitam receptui mums reikės 125 gramų sviesto, 100 gramų cukraus, 5 kiaušinių, 2 arbatinių šaukštelių vanilinio cukraus ir 150 gramų miltų. Įmušam 5 kiaušinius. Įpilam cukrų ir paliekame maišyti. Tuo tarpu, kol plakasi kiaušinis su cukrumi, tirpdame sviestą. Taigi, ištirpo mūsų sviestas, dabar jį paliksime atvėsinti. Nes dabar karšto negalima pilti į kiaušinio ir cukrus mišinį, kai atvės, tik tada pilsime. Atvėsus į sviestą pilame lengva srovele į kiaušinio plakinį. Tada supilame vanilinį cukrų. Ir paliekame šiek tiek paplakti. Supilam miltus. Vaflinę patepliuojam su aliejum, kad mūsų vafliai neprikiptų. Dar galim biškį. Štai. Bet būtinai vafliai neturi būti kaitusi. Ir toj galėsime kepti vaflius. Pasiemam didelį medinį šaukštą, kabinam pilną ir pilame tiesiai į mūsų vaflinę. Ir paliekame kepti. Kepsime apie 2-3 minutės. Opa, kaip gerai, iškepė mūsų vafliai. Tada! Oho, kokie purūs jie. Atrodo nuostabiai. Skanaus. Ačiū, kad buvote su manim, žiūrėjote šitą antrą sezoną pirmą laidelę. Nepasigailėjote ir paspaudėte subscribe mygtuką, taip pat galite komentuoti, vertinti, rašyti ten, kur reikia. Aišku, galite užduoti klausimų, jeigu norite, bus nuorodos paliktos apačioje. Su jumis atsisveikinu, čia buvau aš, Richardas, ir mano virtuvė, ir nauja laidelė Pasigamink pats. Iki kito karto, susitiksime lygiai po savaitės. Čiau, bambinos, varau uostis.